Iš tikrųjų, kai statai kompaniją, tai vienas iš svarbiausių dalykų tai yra komanda. Nes galiausia tavo kolegos, tavo žmonės, kurie, sakysime, padeda tau statyti verslą, yra geriausias raktas į sėkmę. Ir vėlgi pastebėjau, kad mūsų kraštuose, ir bent jau man taip teko daryti, iš tikrųjų kompanijos yra auginamos iš apačios. Ta prasme, kad kai tu sukuri iš tikrųjų pirmąjį kolektyvą, dažniausiai tai tu pakvieti savo draugus. Kai kompanija auga, jie sekasi, tai draugai pakviečia savo draugus, pasidaro jau tada vadovais vidutinio rango ir panašiai. Ir kas iš tikrųjų atsitinka, tai yra tas, kad kompanija auga po truputėlį iš apačios. Pliusas yra be abejo, tai yra lengva. Ir tu gali sau leisti mokėti atlyginimus, kurie, sakysime, mažesni negu tau tektų mokėti didiems profesionalams. Bet minusas ir vienas iš tikrųjų didžiulių minusų yra tas, kad tokiu būdu tavo kompanija yra bet kuriuo atskiru momentu neprofesionali arba ne tiek profesionali, kiek jinai galėtų būti. Ir turint omeny labai aštrią konkurenciją dabar praktiškai visose nišose, tai sėkmės tikimybė kompanijos, kuri sudaryta iš neprofesionalų, yra pakankamai maža. Dabar amerikietiškas būdas, Silicio slėnio būdas iš tikrųjų visai kitoks. Dažniausiai kompanijos statomos iš viršaus, dažniausiai tos kompanijos yra finansuojamas labai anksti. Taigi daug dažnesnė taktika, kurią tenka matyti, tai yra po įkūrėjų, sakysime, pirmo investicinio raundo, tai yra, kai dar jūs esate 1, 2, 3 žmonės, jums pavyko pritraukti išorinį investorių, gauti tą pirminį finansavimą, kuris dažniausiai bus, sakysime, tarp $500,000 ir $2 milijonų. Sekantis žingsnis, kurį darote, tai yra samdyti geriausius įmanomus žmonės, kuriuos tik tai galite aplamai sau leisti pasamdyti su tokiais pinigais. Ir iš tikrųjų vienas, sakysime, toksai barjeras, kuris labai dažnai iš tikrųjų įtakoja tai, kad mažos kompanijos nesamdo tikrai stiprių profesionalų, yra tiesiog tikėjimas, kad kai mes esame maža kompanija, labai mažai žmonių, iš tikrųjų, kodėl turėtų žmogus ten dirbantis dabar Microsoft ar Yahoo, turintis labai didelį atlyginimą, susidomėti ir ateiti į mūsų mažą kompaniją. Bet realybė yra ta, kad iš tikrųjų yra du labai stipri motyvai, kodėl tokie žmonės galėtų ateiti pas jūs. Pirmas dalykas, bet kokiam žmogui, ypač jau šitą pasiekusiam žmogui, yra labai aktualu ne šiaip savo kažką daryti, ką kiti jam sako, bet turėti galimybę padaryti kažką, kas bus matoma, kas bus naudojama, vartojama, kitais žodžiais, amerikiečiai sako, pakeisti pasaulį. Ir dažniausia, nors ir kiek aukštos tavo pareigos būtų didžioji korporacijoje, tu visada darai, kas tau yra pavesta, kad tau kiti sako daryti. Ir sakysime taip, kad asmeninis pasitenkinimas nėra visada didžiausias tokiu atveju. Nesvarbu, kad tu esi gerai apmokomi vietoje, turi daug resursų, bet tu kasdien turi tam tikrus rodiklius, kurie yra pakankamai sausi, ten padidinti našumą mūsų produkto tiek kartų ir panašiai. Ir dažniausiai tai yra, sakysime, tas, kas mažiau motyvuoja negu iš tikrųjų tos galimybės, kurias tu turi startupе arba mažoj kompanijai, kai tu iš tikrųjų gali daryti kaip nori, ką nori, pritaikyti savo žinias, bet iš tikrųjų pakeisti pasaulį. Tai yra stipriausias mano patirty motyvas. Antras motyvas yra finansinis. Ir amerikiečiai sako, kad milijoną iš atlyginimo sutaupyti yra labai sunku. Ką jie turi omeny, kad kaip ir kiek aukštai tavo darbas bebūtų apmokamas, vieną iš atlyginimo labai didelių pinigų tu niekada nepasidarysi. Ir yra visiškai kitaip mažai kompanijai, nes ką kompanija maža gali duoti tokiam žmogui, tai yra savo nusavybės dalį. Yra instrumentas, opcionai, siūlau, kam įdomu paguglinti, tikrai yra nemažai medžiagos, bet mintis esmė ir standartas statymo kompanijoje Silicio kelio būdu, tai yra, kad visi darbuotojai nuo žemiausio rango iki aukščiausio turi kompanijos nusavybę. Ir jeigu kompanijai pasiseka, tai uždirba visi ir daug. Yra legendos apie tai, kai Google sekretorius pasidarydavo $10 milijonų, pirkdavo salas ir gyvendavo tikrai turtingiau negu aukštai apmokami profesionalai iš Microsoft'o. Buvo tokia linksma informacija, kad prieš Facebook išeinant į biržą, Kalifornijoje visi brangiausi automobiliai buvo rezervuoti, nes Facebook'o darbuotojai laukė to momento ir iš anksto rezervavo visus brangiausius automobilius, kaip Ferrari, Lamborghini, Bentley ir panašiai. Taigi maža kompanija gali pasiūlyti darbuotojui šalia atlyginimo nusavybę ir darbuotojas gali uždirbti iš nusavybės daug daugiau, kartais tūkstančiais kartų daugiau negu bet koks atlyginimas, kurį jie mokėtų tokiose korporacijose kaip Microsoft. Taigi yra iš tikrųjų du
labai stiprios motyvai ir mano patirtie apie pusę, sakysime, aukšto rango pareigūnų dideliuose korporacijose iš tikrųjų yra atviri tokiam keliui. Ir tas pats silicio slėnio standartas yra tame, kad tu kaip įkūrėjas sukuri produktą, patvirtini savo idėjas, mintis, gauni finansavimą, samdai tokius patyrusius profesionalus ir leidai jau jiem auginti kompaniją iš viršaus į apačią, nes jie samdo vidutinio rango vadovas kiekvieną savo skyrių, tai vidutinio rango vadovais jau toliau renkasi žemiausio rango ir panašiai, ir panašiai. Ir galiausia, kas išeina, kad bet kuriuo atskiru momentu, ar tavo kompanija yra 10 žmonių ar 100, jinai yra profesionali. Tai yra sudaryta teisingai pagal, sakysime, geriausius menedžmento vadybos projekto valdymo standartus. Kiekvienoje grandyje, kiekvienoje komandoje dirba patyrę žmonės, kurie yra pasamdyti patyrusią profesionalą ir taip toliau. Ir tai labai padidino tikimybę tavo kompaniją iš tikrųjų laimėti. Ženkliai, 100 kartų mano vertinimu. Be abejo, minusas yra tame, kad tai brangu. Nes vėlgi standartinis atlyginimas viceprezidento Amerikoje svyruoja nuo 200 iki 500 tūkstančių dolerių per metus, be abejo, tu turėtum turėti tokius pinigus. Bet vėlgi, jeigu nori sėkmingai konkuruoti, tai tikėtis naiviai, kad su grupelė studentų tau tai pavyks, yra šansas, nesiginčiu, bet jis yra labai mažas.